Baigėm kelionę Italijoje, paliekam Dolomitus. Buvo labai gražus laikotarpis. Sunku net dar suvokti tos visus vaizdus gražius ir kad taip gali būti gražu. Ir šiandien prasuksim pro Lichtenšteiną ir pasieksim Ciurichą. Ir ten jau pabimbinėsim, nes planas ir buvo Dolomitai, kad čia visą laiką. Ne visą laiką, bet didžiąją dalį skirt ir tyrinėt, o kitos šalis tokios biškį pasiuostinėt, apsižiūrinėt. Tai va, keliaujam. Keliaujam daiktus. Rokas keliauja. Aš filmuoju. Atsisveikinom su Pietų Tiroliu ir stojom prie paskutinės pažymėtos vietos Italijoje. Kadaise buvusio miestelio, o dabar jau ežero su išsikišusiu bažnyčios bokštu. Tolimesniame fone matėsi kaituotai, todėl vaizdas buvo dar labiau įspūdingesnis. Pravažiavom upę tiesiog, per kalną pervažiavom upę ir jau Šveicarijoje. Nuėjo Rokas nupirkti vinietę. Turim vinietę, pasiklijuoti reiks. This or this? Tai šitas. Jo, bet čia rodė, kaip priklijuoti, matai? Aha, tai kampai tam tikri. O čia iš kurios pusės dabar? Taip. Iš išorės, ne? Jo. Tiek daug kainuoja. Čia traukiniu važiuojame, mes tiesiog supakavom mus. Dar tokio bairio nebuvo matyti. Už 3-6 euras. Mes paskutiniai. Spėjom dar. Gazo. Pravažiavome Reino upę ir voilà, mes jau Lichtenšteine. Nedidelėje Alpių valstybėje, centrinėje Europoje, kur gyvena vos 5-6 tūkstančiai žmonių. Vyrauja konstitucinė monarchija, kunigaikštystė, todėl ant kalno stūkso Vaduzo pilis, kunigaikščio rezidencija. Čia ta pilis turbūt?
Čia irgi vynuogynai. Kalnai. Šveicarija. Vėl tą savo firminį. Keliaujam, sakė parodys kažkokį pastatą, nežinau pavadinimą net. Ciurichas – didžiausias Šveicarijos miestas. Pasižymėjome vos keletą objektų, tiesiog ėjome, nes miestas pats save parduoda. Gražios gatvės, švari upė, nelikome nusivylę. Pasakėm vakar Ciurichą, tai pasivaikščiojom, bet biškį jų tas nuovargis ir šiaip pataikė man gero oro, nes šiandien atsikėlėm nuo Žaibų ir Griaustinio. Tai plaukia tokie debesis matyt važiuojant irgi susitiksim su lietum. Ir šiandien vykstam į Prahą. Laukia ilgas kelias, 6-7 valandas, važiuojam toliau. Bitteschön. 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 Visi šneka vokiškai, čia prie Čekijos sienos. Jeigu nešnekam čekiškai, tai šneka vokiškai. Vokiškai. Bitteschön. Visą kelionę. Vokiečiai. Tai išvažiavom iš Ciuricho ir mūsų žirgas pradėjo ožiuotis. Kadangi grįžtam namo, pradėjo nesąmonės vykt, kad užsidegė variklio čekas ir pradėjo labai purtyt mašiną, bet prieš išvykstant mes ją buvom nuvežę į Rokas, tiesą sakant, nuvežė į autoservisą, viską patikrino, ką reikėjo pakeitė, ledas, važiuojam. Ir dabar vėl prasidėjo nesąmonės ir dar plus Šveicarijoje, kur tolimiausias taškas, pati blogiausia vieta, tai sustojom, išgesinom, nes kadangi taip yra buvę. Biškį dar šiandien galima išmės. Jo, galima.
Tu šipsus valgė dar ne? Ne. Ne? Ne, dar šičia šiukšlių yra. Ir sustojom, užgesinom, palaukėm ir vėl užkūrėm ir važiavom. Nu, nes jau ne pirmas kartas kažkada taip yra buvę. Tai stengiamės nepanikuot. Bet kadangi išsiblaškė, palikom tokie visi mega išsilakstę, tai nenaudom dar interneto, nes Šveicarijoje ir Lichtensteine man neveikia ir yra mokamas ir 1 megabaitas 0,25 euro centai. Tai mes važiavom tiesiog jau užkrovę tos mapsus ir nerodo jokių tų fotikų. Ir Rokas matė, kad mašina priekį kažkaip aplenkė, pristabdė, bet nesužiūrėjo ir mus nufotkino. Mes nuvažiavę buvom gal 50 km iš to Ciuricho ir ta prasme baudos yra, bent jau Google rašė, kad jeigu už miesto ir viršį tarp 11-16 tai 160 eurų, o jeigu jau miesto teritorijai 240, tai reiks susimokėt. Ir tas taip blyksti šovė, dar apsnegu, Google čia žibuoja, atsisku žiūriu fotikas. Tai jo, važiavom, tada kaip ir viskas gerai judėjo ir važiavom per vokiečius ir ten buvo žiaurus kamščiai, tai aš biškį numegau, Rokas vairavo ir atvažiavom jau į Čekiją, iškart stojom pavalgėm ir judam toliau. Tikimės pasiekti Prahą sėkmingai, o po to pasiekti Lietuvą. Finger crossed. Jau pavalgėm, o tai kėlė geresnį. Bum, šakalaka. Mos? Jau moinu. Dėkia. Šiaip ne taip pasiekėme Prahą, pirmas įspūdis toks, kad miestas labai panašus į Vilnių. Prisiparkavome ir ties tuo baigėme šią dieną. Iki!